BMW 3 serijos 2018 metų 8 mėnesio, pačios paskutinės laidos, faceliftas, Lietuvoje neeksploatuotas, atvykęs iš Italijos. Lietuviškus numerius jūs matote tam, kad būtų paprasčiau pirkėjų, mes priregistravome. Tai atrakinus automobilį pasitinka mus šviesomis, LED optika, labai graži mėlyna spalva. Kėbulas yra gamyklinėme dažų sluoksnyje. Dažytas tik tai priekinis bamperis, jo dėja dažų storio matuoklis nefiksuoja. Yra smulkus palenkimas ant galinių durelių, kurį galima būtų atitiesinti be dažym. Šiaip nelabai stipriai krenta į akis. Galinė optika taip pat LED. Ant keleivio galinių durelių taip pat yra smulkus palenkimas, kurį reiktų patiesinti be dažymo. Jo taip pat praktiškai nesimato realybėje. Ir priekinis bamperis, kodėl mes sakome, kad dažytas, nes šiek tiek skiriasi jo atspalvis. Jis šiek tiek tamsesnis. Pati mašina, pasikartosiu, gamyklinėme dažų sluoksnyje. Ridos mes turime 329 km. Dengtas, užuolaidėlės, visas komplektas. Prieš praeinant lietuvišką techninę apžiūrą buvo pakeisti visi stabdžiai su kaladėlėmis. Kokybiški tepalai Motul su filtru. Padangos yra M+S, ratukai gražus. Variklis šaltas, laukia tik tai +2. Salonas veliūrinis, bet šildomas. Turime naujausią NBT multimediją. Parkavimosi davikliai priekį bei gale. Galinio vaizdo kamera. Automobilis taip pat turi padangų slėgio daviklius. Sistemą. Klaidų jokių nėra, viskas puikiai veikia. Variklio skyrius buvo neplautas tikslingai, kad matytųsi net ir menkiausi nuotykiai, kad nieko neslėpti. Visa ekologija, katalizatorius, važių filtras savo vietoje. Metai, 8 mėnuo. Labai gražiai reta spalva.